Paimsiu pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. 2 mažos akelės. Nupiešiau akeles, nosytę, burnytę, šypsokis žvaigždelė. Man ir vaikams. Čia radijo laida Vakaras žvaigždelė. Labas vakaras, mėly vaikai, tėveliai ir seneliai. Čia aš, Vakaro žvaigždelė, sveikinu jūs su šventomis Velykomis. Džiaugsmo giesmę gieda paukšteliai, kyla į dangų žali žolynėliai, pražydo kačiukai, pabudo varliukai, o danguje balti debesiukai. Gyvena pievoj maža avelė, balta lyg baltas debesėlis. Švelnus ir baltas avelės paltas, jai nebaisus vėjelis šaltas. Velykų giesmę gieda angeliukas, švelnus ir baltas jo paltukas. Jam nebaisus vėjelis šaltas, nes angeliuką saugo paltukas baltas. Gyveno pievoje maža avelė, balta lyg baltas debesėlis. Švelnus ir baltas avelės paltas, nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Gyveno danguje debesėlis, baltas lyg balta avelė. Švelnus ir baltas debesėlio paltas, nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Išaušo saulėtas Velykų rytas, atskrido angeliukas nematytas. Švelnus ir baltas angeliuko paltas, nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Ir gieda džiaugsmo giesmę angelėlis, avelė ir baltas debesėlis. Ir gieda džiaugsmo giesmę angelėlis, avelė ir baltas debesėlis. Švelnus ir baltas debesėlio paltas, nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Švelnus ir baltas avelės paltas, nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Švelnus ir baltas angelėlio paltas, nebaisus, nebaisus vėjelis šaltas. Atėjo metas keliauti į praeitį. Įsivaizduokite, kad jūs patogiai įsitaisėte laiko mašinoje. Užsisekite saugos diržus. Gerai. Spaudžiu mėlyną mygtuką. Ne, geltoną. Gal tada rudą. Baltą. Žalia. Supratau,
Reikia parašyti slaptažodį. Vakaro žvaigždelė. Variklis įsijungė. Kasgi čia dabar? Muzikinė laiko mašina? Puiku! Pirmyn į praeitį! Valso ritmu! Jėzaus Kristaus gimimas, gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas – tai ne legenda, tai tikri įvykiai. Jėzus gimė Dailidės šeimoje, o savo veiklą pradėjo būdamas 33 metų. Jėzus mokė, gydė žmones, darė daug stebuklų. Aš atėjau ne teisti pasaulio, bet gelbėti, kalbėjo Jėzus. Daugybė žmonių įtikėjo, kad Jėzus yra Dievo sūnus, Mesijas, žmonių gelbėtojas. Tačiau aukštieji kunigai ir tautos vyresnieji sumanė Jėzų pražudyti. Mieli radijo klausytojai, dabar aš atsiversiu Naująjį testamentą, o man padės mano kačiukas, padėsi man katinėlį. Geras kačiukas, šaunuolis. Versiu puslapį po puslapio ir skaitysiu. O jūs, bičiuliai, klausykis ir tu, mano kačiuk. Tuomet aukštieji kunigai bei tautos seniūnai susirinko į rūmus vyriausiojo kunigo, kuris vadinosi Kajafas, ir nusprendė suimti Jėzų klasta ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio. Vienas iš 12 Jėzaus mokinių, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums? Tie pasiūlė 30 sidabrinių. Ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų. Tai buvo prieš Velykų šventes. Vakarieniaujant, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas. Jėzus jam atsakė: tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė: tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus jam sako: jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko: viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus į tai atsakė: kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi. Jėzus žinojo apie savo išdaviką ir todėl pasakė: jūs ne visi švarūs. Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė: ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš, viešpats ir mokytojas, numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Iš tiesų, sakau jums, tarnas nedidesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys nedidesnis už savo siuntėją. Iš tiesų, sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniai ėmė žvalgytis vienas į kitą spėliodami, kurį jis turys omenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simonas Petras pamojo jam ir pašnibždėjo: sužinok, apie kurį jis kalba. Šisai pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės paklausė: kas jis, viešpatie?
Jėzus atsiliepė, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kąsnį. Ir pamirkęs kąsnį dubenyje, jis padavė Judui Iskarijotui. Vėliau Jėzus tarė savo mokiniams, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Vyturėlis, Velykų rytą, mano širdelė, kaip vyturėlis, gieda giesmelę. Skamba velykinė muzikinė radijo laida vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė. Mieli klausytojai, Jėzaus gimimas, gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas – tai ne legenda, tai tikri įvykiai. Todėl šiandien laidoje drauge su savo kačiuku, geras kačiukas, geras, verčiu Naujojo testamento puslapius ir skaitau toliau. Baigęs kalbėti, Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Išdavikas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susieidavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnų, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Judas buvo nurodęs jiems ženklą, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį. Taigi atėjęs, jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė, sveikas, rabi, ir pabučiavo jį. Vienas iš Jėzaus mokinių, Simonas Petras, išsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė, kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą ir jis bemat neatsiųstų man per 12 legionų angelų? Jėzus palietė tarno ausį ir išgydė ją. O visiems, kurie atėjo jo suimti, Jėzus tarė, tarsi plėšikų išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėzdais, aš kasdien sėdėjau šventykloje mokydamas ir manęs nesuėmėte, bet viskas šitaip dedasi, kad išsipildytų pranašų raštai. Tada visi mokiniai, palikę jį, pabėgo. Ta naktį Jėzų suėmė ir skubiai surengė teismą. Rytui išaušus, Jėzų nuvedė pas romėnų valdytoją Pilotą, bet ir jis nepadėjo Jėzui.
Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti. Sveikas, žydų karaliau! Jie daužė jam galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. Prisityčioje nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet jie išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, panešėti jo kryžių. Atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir 2 piktadarius, vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą. Kareiviai pasidalino Jėzaus drabužius, mesdami burtą. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo, seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbė, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami: Jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas: Šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį: Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė: Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė: Iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Buvo apie 6 valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa. Ir buvo tamsu iki 9 valandos, saulei užtemus. Šventovės uždanga perplyšo pusiau. O Jėzus galingu balsu sušuko: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė. Ir žemė sudrebėjo ir uolos ėmė skeldėti. Šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimą ir visą, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: Tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Nors esu tik maža avelė, bet man reikia Dievo žolelės. Širdelėje jaučiu, tikiu jo gerumu ir seksiu aš ganytoju savo. Nors esu tik maža avelė, bet man reikia Dievo žolelės. Širdelėje jaučiu, tikiu jo gerumu ir seksiu aš ganytoju savo. Šlovinsiu jį, savo dievulį šlovinsiu jį. Šlovinsiu jį, savo dievulį šlovinsiu jį. Šlovinsiu jį, savo dievulį šlovinsiu jį. Šlovinsiu jį, savo dievulį savo širdį.
suradęs jis mane, švelniai apkabina ir sušnabžda, koks brangus esu. Šlovinsiu jį, savo dievulį, 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 savo širdį. Vakarui atėjus atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos vardu Juozapas, kuris irgi buvo Jėzaus mokinys. Juozapas pasiėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Paskui jis užrito didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Kitą dieną pas Pilotą atėjo aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo: valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas Jėzus dar gyvas būdamas yra pasakęs: po 3 dienų aš prisikelsiu. Tad įsakyk saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvogtų jo ir nepaskelbtų liaudžiai: jis prisikėlė iš numirusių. Pilotas jiems atsakė: štai jums sargyba, eikite ir saugokite, kaip išmanote. Tada jie nuėję paženklino antspaudų akmenį ir pastatė sargybą. Sekmadienio rytą, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalena ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. O angelas tarė moterims: jūs nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta, ir skubiai duokite žinią jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį ir pamatysite. Štai aš jums tai paskelbiau. Moterys greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Išaušo saulėtas Velykų rytas, atskrido
angeliukas nematytas, švelnus ir baltas, angeliuko valdas, nebaisus, nebaisus, vėjelis šaltas. Nebaisus, nebaisus, vėjelis šaltas. Ir gieda džiaugsmo giesmę angelėlis, avelė ir baltas debesėlis. Ir gieda džiaugsmo giesmę angelėlis, avelė ir baltas debesėlis. Švelnus ir baltas debesėlio valdas, nebaisus, nebaisus, vėjelis šaltas. Švelnus ir baltas, avelės baltas, nebaisus, nebaisus, vėjelis šaltas. Švelnus ir baltas, angelėlio baltas, nebaisus, nebaisus, vėjelis šaltas. Brangus klausytojau, Jėzaus gimimas, gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas – tai nėra legenda, neišgalvota istorija. Tai tikri įvykiai. Jėzus tikrai prisikėlė iš mirusių, jis tikrai gyvas. Jėzus padeda žmogui, gelbsti jį iš nuodėmių. Tai ir yra nuostabus Dievo planas – gelbėti žmones. Mėly bičiuliai, sveikinu Jūs su šventomis Velykomis, ramybės ir meilės Jums. Čia buvo vakaro žvaigždelė. Jėzui aš atidarysiu durelę širdies, jis nuplaus ir padarys švarią be kaltės. Jis nuplaus ir padarys švarią be kaltės. Jėzui aš atidarysiu, į širdį įeis, meilėse pripildys visą ir mintis pakeis. Meilėse pripildys visą ir mintis pakeis. Jėzui aš atidarysiu, lyg širdį prašau, visada tau priklausysiu ir tarnausiu tau. Visada tau priklausysiu ir tarnausiu tau. Skambėjo muzikinė velykinė radijo laida Vakaro žvaigždelė.